Na va, atėjom padėkoti. Jorės šventės diena yra tada, kai pradeda visa gyvybė naujai želti, viską žaliuoti, pradeda sprogti lapai, pumpurai ir visa, kas buvo užmigę per žiemą, atsikelia naujam ciklui. Ir dabar atėjom pas rugelius padėkoti. Ir senais laikais turėjom tokį gerą paprotį, nuostabų, eiti lankyti rugių. Ir būtent per Jorės dieną įkepdavo visada kiaušinius į duoną ir su tą duonele lankydavo čia. Atėjo savo rugius, kviečius ir visus pasėlius, kurie buvo žiemkenčiai. Ir jau buvo išgydė tą. Tai va, tai dabar mes tiesiog turim tokią pasveikinimo laiką savo rugiams, padėkojimą žemei už tai, kad ji mus maitina, iš nieko atrodo, išsisalusios, vėl ateina tas naujas žalmuo, kuris mums pavirsta duona. Tai yra mūsų senieji nauji metai, buvo nuo Jorės šventės, ne kalėdų laikė, bet Jorės šventės, tada, kai ateina naujas gyvybės ciklas, visas nauja žaluma. Ir turime mes gražų tokį mitą, kaip atsirado mūsų visa visata, kaip atsirado visas pasaulis. Taigi seniai, kai nebuvo nieko, tupėjo milžiniška antis. Jinai padėjo kiaušinį ir tas kiaušinis krito ir bekrisdamas suskilo. Iš trynio pasidarė saulė ir žemė, iš baltymo atsirado mėnulis ir vandenys, iš kiaušinio lukšto atsirado visa visata, dangus ir žvaigždės. O iš gemalo atsirado debesys su gyvatės pavidalo laumės juosta arba vaivos rykštė, kuri visada nušviečia mums visom spalvom, kurias mes matom. Taigi mūsų didelė antis yra kažkur labai aukštai tenai. Kiaušinis išsirideno jau. Taip, kiaušinis laukė, kol kiaušinis išsirideno ir mum atrideno tą. Tai dabar mes turėsim tokį,
savo margučių, tiksliau lygučių marginimą. Dabar klausimas, kas atsinešė lygią spalvą dažytų kiaušinių? Ant stalo turim ir užtektinai, nesudėjom. Ir dabar darysim raštais tuos kiaušinius. Ir tas kiaušinio marginimas yra visada, mes atkartojam tą pasaulio kūrimo ritualą, tą pasaulio kūrimo pradžios paslapties vyksmą. Kai mes daužiam kiaušinį vienas su kitu, mes jį tarsi atidarom viską, atsidaro visa gyvastis, atsidaro visa gyvybės, visatos gyvybės šaltinis išlaisvinamas ir iš to gimsta ir žemė, ir saulė, ir žvaigždės, ir visa visata, visa ką mes turim. Mirusiuosius minėdavom visas didžiasias šventes ir šitas pavasario laikas irgi buvo. Jeigu rudenį mes tos mirusiuosius išleisdavom dauson, tai pavasaryje tarsi sugrįždavo pas mus, ateidavo tos naujos sielos. Ir būdavo toks paprotys eiti ant kapų ir nešti ant jų margučius ir dėti ant kapų. Ir paskui ant to kapų vesdavosi vaikus ir leisdavo jiems tos kiaušinėlius susirinkti, tos margučius ir sakydavo, kad protėviai atnešė dovanų vaikeliam. Ir tokiu būdu tarsi tą ciklą, to viso gyvybės išėjusių ir atėjusių, esančių, tarsi vienoviai tas margutis yra, atrodo, kaip ir paprastas dalykas pasiimti, numarginti, bet iš tiesų mes kartojam labai seną ir gilų mūsų visatos pradžios atvėrimo vyksmą. Ir dėkojam tiesiog žemei su žodeliais: žemė, žemynėlė, žemė, motinėlė. Dėkojam tau už visą, kuo tu mus dovanoji. Nuliejam žemę ir padėkojam ir užsveikinam į kas bus rates. Sekantis būsim. Turbūt čia dabar. Turbūt. Tai linkiu sveikatos daug, taip gražiai dainuoti jau. Aš labai sena mažolė, žinau, jau 90. Tikrai? Jau, liežuvis dirba gerai, žinau, dainuoju, tik nešauko. Tai būkit drūta ir sveika. Šaunuolis, ačiū. O, labai gardus sakė. Būk gerutis, būdu. O, Dieve, mano vaikeli, kad tu ant kelmo augtum. O ką čia reiškia ant kelmo? Toks linkėjimas, sako, kad geras, kad ir ant kelmo augtum. Ir ant kelmo. Ačiū. Jūs dabar va. Šaunuolė. Taip va. Padėdžiavo ir neatvažiavo, jūs padėdžiavot, ko neatvažiavot, oi dėja, oi čiutvalėlė, oi dėja, oi čiutvalėlė, žinom jūs dėja, oi čiutvalėlė, žinom jūs turto, žinom pagalėlė, žinom jūs turto, žinom pagalėlė, su gaideliu varė vištelą. Su gaideliu varė vištelė, su gaideliu varė vištelė. Na ką, mieželių, kvietelių, dabar ištieskit rankas ir skvernus ir viską, ką tik tai turit. Ir sėjam savo visiem metam, ką tik tai norim, sėjam, ką tik tai galim. Veža. Va. Čia miežis. Va, veža šita va. O, pas mane. Švariausia, matai? Išvalyti. Išarpuoti. Dalyje,
Marija, dalylaukite, Dar turim, kas čia buvo, kitą galą. Mes visi trys susimušėm. Vienu metu? Turiu galą, bet čia va, matai koks vaikas. Tai gerai, pramušim. Ai, tai kad mano. Va ten dar. Taip? Tai kiaušinius reikėjo pakasti, jis sakė, ne? Ne, mano vienas medelis netaip auga, reikia pakasti. Pažiūrėkit, kas čia viduj. Kaip pataikė, gerai! Pasiūsk visiems pasidžiaugti. Atsuk abi pusės gerai, labai fainai. Atsuk abu kiaušinius čia. Geras, o tai bent. Pažiūrėkit, visas grožis. Dar parodė kiaušinius čia. Saulė, pažiūrėkit, saulė žysta. Na? Ir sviesto antelė atplaukė. Oi, kokia gražuolė. O, Gal moteriškė? palauk, dar reikia. Čia reikia jam. Oi, kokia graži. Kaip? Taip? Kiekviena žulytė. Štai ir pasibaigė šventė. Buvo gera, miela, tokioj gražioj, mielų, gerų, nuoširdžių žmonių apsupti pabūti. Tai labai nuostabu, nuotaika labai gera, pakylėta. Ir manau, kad tai pirmas, bet ne paskutinis kartas. Daug dar šitą vietą kalnelis matys. Daug matė ir daug matys dar. Kai myli ir žinai, sugrįžta milžinai. Tiesa, dar vienas smulkmena tokia, kaip gražu, kaip sakė operatoriui, kuris anksčiau nufilmavo Liudą su jos moteriškiam, jos jo nepamiršo ir įdėjo lauktuvių, nes aš pasakiau, kad jis sunkiai verčiasi. Kaip iš tikrųjų yra gražu, kada žmonės vienas kitam padeda. Tai iš tikrųjų tada gyvenimas nusidažo visai kitokiamis spalvomis ir gyventi tampa iš tikrųjų smagiau. Smagiau, va ir saulė pasirodė. Labai gražu. Nešam antimės viską. Labai gražu.